Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ir toliau nepavyksta pasiekti pergalės pasirengimo etape. Šį kartą Rimo Kurtinaičio treniruojama nacionalinė komanda 74-88 nusileido Arizonos universiteto studentams. Šitas rungtynės turėjo žaisti kaip ir ta antra komanda, bet mums reikia eilę žaidėjų pasitikrinti, gal mažiau žaidė pereitose rungtynėse, tai būtent Krisas, būtent mūsų tie žaidėjai, kuriuos mums reikia žinoti. Tai šiandieną mūsų tas toks tikslas, aišku, tikslas buvo vienas, mes norim laimėti, bet kitas tikslas mums reikėjo eilę žaidėjų susitikrinti, ką mes ir padarėm šiandien. Šiame mače Lietuvos rinktinė žaidė nepajėgiausios sudėties. Joje nebuvo net kelių svarbių žaidėjų – Ąžuolo Tubelio, Mareko Blaževičiaus, Gyčio Radzevičiaus, Dominiko Stenionio, Mato Jogėlos ir Osvaldo Olisevičiaus. O juos pakeitė rezervinės rinktinės krepšininkai, kurie prieš kelias dienas įveikė Arizonos universiteto krepšininkus. Norėjom duoti 3 žaidėjus, paskui sugalvojom, kad gal žaisim su šitie, kur mažiau žaidė. Nors pereitas rungtynės mes žaidėm su 12 žaidėjų, kai kas mažiau laiko ir mums reikia dar pasitikslinti savo tuos žaidėjus, ką mes turim. Tai šiandien buvo gera proga ir Krisui, ir Augiui pabūti aikštelėje ilgiau, biškį daugiau laiko. Šioje Lietuvos rinktinėje sėkmingiausiai prieš Arizonos universiteto krepšininkus žaidė Vilniaus Ryto krepšininkas Augustas Marčiulionis, pelnęs 15 taškų. Rezultatas nėra džiuginantis. Turėtumėm laimėti šitas varžybas. Aišku, tam tų priežasčių yra, čia nežinau, tų pasiteisinimų ieškoti nereikia, tiesiog gerai, kad čia yra draugiškas varžybos, dar turim savaitę, turim gerą komandą ir dar turim savaitę laiką pasiruošti. Po prieš studentus patirto pralaimėjimo Marčiulionis tikino, kad iš to daryti didelės tragedijos nereikėtų. Tai yra procesas, tai yra draugiškas varžybos, žaidėm su tokia maišyta komanda, sakykim, tai vis tiek manau, kad tikrai galima iš tų gerų dalykų, kad pasižaidė tiek žaidėjai, kurie gal mažiau prieš juos sužaidė, tiek aš ir Kristupas irgi turėjom daugiau laiko į tą ritmą, daugiau pajutėm kaip žaisti. Kol kas pergalėmis pasiruošimo etape pasidžiaugti negalintis Rimas Kurtinaitis, taip pat situacijos dėl to per daug nedramatizuoja. Tiesa, jau po savaitės laukia kur kas svarbesnės rungtynės dėl patekimo į pasaulio čempionatą, kai išvykoje bus kovojama su Turkija. Pasiruošimo laikotarpiu visko būna. Ta, ką sakiau, niekas nekeičia, mes turim išsiugdyti, mes buvom Europos čempionate jį kaip ir išsiugdę ir mes susigražinę ir mes to siekėme ir per šitas varžybas mes siekėme išsiugdyti tą mentalitetą, taip. Bet kaip Augustas minėjo, turbūt girdėjo, esam profesionalai ir į tas rungtynes žiūrim kaip į draugiškas, norim laimėti, bet jei nelaimėjom, jos neturi sugniuždyti. Šį vakarą Lietuvos rinktinė stos į kovą su kitu Jungtinių valstijų Mičigano universitetu. Jis šiais metais triumfavo NCAA čempionate. Mūsų šalies komanda šiame mače turėtų verstis jau su visais pajėgiausiais rinktinės žaidėjais.